Tai buvo paprastas miškas. Vasara žalias, žiema baltas. Smagu buvo jame gyventi. Smagu buvo iki tol, kol nepradėjo siautėti iš kito miško priklydusi rudoji meška. Be manęs jūs niekas griaudėjo meška. Jūs net ėst be manęs nepasigamintumėt, jei aš jums dujų net gabenčiau. Jūs tamsybėse galą gautumėt, jeigu aš jums elektros neduočiau ir miško neapšviesčiau. Taip kalbėjo meška. Tos kalbos žvėrims kėlė baimę. Dėl to žvėris ėmė nebesutarti. Raudonieji meškėnai metėsi į meškos pusę, ėmė visaip gerintis, pataikauti ir prisikidėti draugystę. Duokime visko, ko meška nori. Gal jie prims? Svarstė raudonieji meškėnai. Žvėris kurį laiką tuo tikėjo. Meška pareikalavo atiduoti visus dujų vamzdžius iki pat žvėrių trobelių. Žvėris sutiko. Tačiau netrukus meška vėl ėmė siautėti. Kuo labiau žvėris gūžėsi, tuo labiau meška kėlė savo gauruotą galvą ir reikalavo vis daugiau. Iš pradžių pripažinimo, vėliau pinigų, o galiausiai nuolankumo. Žvėris dūsavo, dejavo, bet darė, ką meška liepė. Už trobelių šildymą teko dirti paskutinį kailį, nes meška visiškai pametė sveiką nuovoką. Vieną žiemos vakarą žvėrių kantrybė trūko. Reikia kažką daryti. Kodėl tik rudoji meška mums dujas atveža? Kodėl tik ji mums elektros parūpina? Tokie klausimai kirbėjo žvėrių galvose. Sugalvojau, suriko ant nugaros gulėjusi kiaulė. Dujų galime atsigabenti iš kito miško. Kaip? Juk meška nesutiks ten vamzdžio tiesti. Galvas kraipė aplink smėlėtą kiaulės nugarą apstoja žvėris. Vešim laivu. To pasirūpins baltoji meška iš šiaurinio miško. Ji turi ir laivų, ir moka dujas atšaldyti, kad jos į laivą tiltų. Toks posūkis žvėrims patiko. Nenorimo tik raudonieji meškėnai. Šie ėmė inkšti, šiepti dantis ir nesąmonės vapėti. Ką jūs darot, žvėris? Jūs neturit jokio supratimo. Tai gali tik rudoji meška išmanyti. Ji yra gera dujų ir elektros specialistė. O jūs kas? Tik svajotojai. Unisonu klykė raudonieji meškėnai. Bet toks epitetas tik dar labiau įkvėpė žvėris. Šie ėmėsi ieškoti būdų, kaip be meškos malonės ir elektra apsirūpinti. Pradėjo statyti vėjo malūnus, saulės baterijas. Tačiau nelabai liko patenkinti. Vėjas tai pūtė, tai ne. Saulė tai švietė, tai ne. Net televizijos serialų žvėris negalėjo žiūrėti be trikdžių. Tai žvėris nervino. Pradėjo mišką kirsti ir deginti. Bet palaukit, kur tuomet gyvens žvėris? Lauko plyniai? Ne, tai netiko. Reikėjo naujos idėjos. Tokios kaip su laivu. Nuosava elektrinė. Kito pasirinkimo nėra. Gaminsim daug ir pigiai. Galėsim pardavinėti ir į kitą mišką. Prasigyvensim, tarstelėjo gervė. Šie žodžiai smigo tiesiai į širdis. Meškos išvarginti žvėris supratingai lingavo galvas. Darbo bus daug, bet verta imtis. Tik raudonieji meškėnai ėmė griežti dantimis ir spiegti iki pažaliavimo. Tas spiegimas iki šiol dar aidi po visą mišką.